To start? Yes. Už Lietuvą vyrai! Už Lietuvą! Už Lietuvą vyrai! Jonai, pačiam teko žaisti pas Simonę Pienidžianį. Kokį žaidimą propaguoja šį treneris? Jisai daugiau žaidimą tokį propaguoja agresyvų, su truputėlį avantūros gynyboje, su truputėlį rizikos, kas dažnai priešininkų žaidėjus truputėlį išmuša iš rikiuotės, kad nei tai jie laisvi, nei tai jau gynyboje, nei puolime tai nei jie tai laisvi, nei tai jie uždengti, tokius pasirenka tarpinius variantus, kaip gintis. Turi jisai savo tą braižą tokį, kur visai neblogai jiems sekėsi iki šiol. Italijos komanda galime su kažkuria čia Baržaras, kurie jau žaidėm, palyginti stilių, kažkas panašaus, kas tai būtų panašiausiai? Nežinau, žinokit, iš tikrųjų, kas čia galėtų būti panašiausiai, nes visi žaidėjai Datome žaidžia 4 numeriu, kuris yra galbūt, nežinau, galbūt dar mažesnis už mane ir kūdesnis. Tai tokios komandos, manau, nebūtų galima rasti šitam čempionate antros tokios. Tikrai truputėlį unikali tokia. Vadinasi, žaisim mažesnį penketą galbūt, ar ne? Ar būtų privalumas aukštesnių žaisti, mums išnaudota pranešimo? Nežinau, čia kaip treneriai nuspręs, taip ir bus. Nežinai, kurią dieną suveiks, kuri situacija. Italai galėjo ir pralaimėti iš esmės ir pasistengti likti ketvirti su serbais, bet jie nusprendė, čia ir ispanų klausimas tarpusavio rungtynių, kodėl iš tikrųjų jiems Lietuva parankesnė negu serbai būtų? Manau, mes praeityje, atsimenat visi tokių negražių varžybų, kur buvo stengtasi pralošti, po to, aš nežinau, ten buvo imtasi kokių sankcijų, nebuvo, nežinau, bet tai labai tikrai negražiai atrodė. Ir manau, nenori nei viena komanda įsivelti tos skandalus su tais specialiais pralošimais, tai bent jau tikrai kovėsi ir negalima nieko pasakyti. O kuri komanda stipresnė, ar mes, ar serbai, tai čia žinot. Negali žinot, jie, žiūrėkit, irgi pralošė Ukrainai, atrodo, Ukrainai pralošė, kur irgi mes prieš juos laimėjom, tai čia paprasčiausiai yra galbūt paranki ir neparanki komanda daugmaž, tai jie gal norėjo tai pasirinkti, mes gal jiems parankesnė atrodėm, nežinau, bet manau, kad jie ėjo sąžiningai kovojo ir tikrai atidavė visas jėgas pasiekti pergalę, o jau toliau, manau, jie pakankamai yra stiprus, kad eitų ir kovotų tiek su mumis, tiek su mumis. 3 dienos iki ketvirtfinalio yra daug ar ne? Per daug. Tikrai per daug. Todėl, kad vidury čempionato tai nėra gerai. Paprasčiausiai išsimuši iš krepšinio tų visų ritmo, išsimuši iš varžybinio, iš kondicinio, viskas yra per daug. Tikrai yra per daug. Šiandien būtų pats tas iš tikrųjų žaisti. Panaši situacija Turkijai buvo, dar daugiau žinau kurie. Taip, bet ką žinau, žinot, kaip pasakyti, vieną kartą tai suveikia, kitą kartą, kiekvieną dieną vis kita situacija. Negali žinoti, bet buvom truputėlį galbūt jaunesnė komanda negu dabar. Kaip tas 3 dienas reikia praleisti, kažkaip, nežinau, užsivedinėti, neperdėkti, kaip elgtis, kad sulaukti pagaliau tų rungtynių ir normaliai išeiti? Kiekvienas, ką žinau, kiekvienas savaip. Aišku, mes kaip komanda išvažiavom truputėlį pravėdinti galvas. Dabar reikia, šiandien turėjom dieną, neblogai, manau, pasitreniravom, prasibėgom kondicijai truputėlį. Rytoj dar vieną treniruotę, galbūt 2, nežinau iš tikrųjų, ką treneriai sugalvos. Mes ruošiamės taip, o tai bus ar tai gerai, ar tai blogai, pamatysim per varžybas. Čia negali žinoti. Jonai, be abejo, negalvojate apie jokius toliau pusfinalius, bet iš esmės jau Lietuvoje kabinami medaliai, nes kitas būsimas galbūt jūsų varžovas pusfinalėje, tai yra ta pati Kroatija ar Ukraina, yra lengvesnis kelias negu tas, kuris yra kitoj pusėje. Manau, kad tarp 8 komandų jau yra kažkuris lengvesnis kelias, vis tiek visos komandos, kurios čia pateko, reiškia, įrodė, kad yra vertos būti ir kovoti dėl medalių visos. Taip, kad žiūrėsim, kaip čia bus, nes negali prognozuoti. Yes. Už Lietuvą vyrai! Už Lietuvą! Už Lietuvą vyrai!